dalyvauti šioje konferencijoje. Na, kaip jau minėjo atstovaujų neformalaus mokymosi klubą mes, tai yra nevyriausybinė organizacija. Mes dirbam su švietimu ir skatinam mokytis įvairiaus amžiaus grupės ir žmonės įvairių amžiaus grupės poreikių turinčius. Taip pat dirbu universitete su suaugusiais žmonėmis, neformalų mokymą, neformalaus mokymo kursus įvairius vedu. Mano pranešimas nevis tiek įvairių rezultatais, tiek ir savomis įžvalgomis. Iš tikrųjų, pati labai domiuosi karjeros tema ir pirmas pranešimas gerbiamo daktaro Monkevičiaus, tai tikrai labai puikus fonas mano pranešimui, mano įžvalgom. Ir dėl to, kad iš tikrųjų karjera, sėkminga karjera labai koreliuoja su laimės kategorija, o laimės kategorija koreliuoja su prasmingu gyvenimu, su kokybišku gyvenimu. Taigi visi šitie dalykai labai susiję. Na, kalbant apie mokymąsi, mes pripažįstam, kad mokytis yra labai svarbu, kad mokytis turi visą gyvenimą. Ir tą reikia daryti ne tik tai dėl to, kad mes norime išlikti konkurencingi darbo rinkoje, bet ir dėl to, kad mes integruotumėmės į visuomenę, dėl to, kad mes būtume aktyvūs piliečiai ir svarbiausiai dėl to, kad mes galėtume siekti kokybiško gyvenimo, kad mes galėtume save realizuoti, save įprasminti, save išreikšti. Kaip Tolstojus jau sakė, poreikis mokytis yra įgimtas visam žmonėm. Pas mus vienas jau užkoduotas noras pažinti, noras atrasti, noras tyrinėti. Ir viena populiariausių mokymosi motyvacijos teorijų, atsisprendimo teorijų, taip pat yra grindžiama žmogiškosios prigimties bruožais. Tai yra prigimtimi būti smalsiu, polinkį tyrinėti, pažinti aplinką, mokytis ir taip toliau. Iš tikrųjų, kodėl mes mokomės? Kas mus motyvuoja mokytis? Galim skirti du tokius pagrindinius veiksnius. Rūšis veiksnių, tai yra vidiniai veiksniai ir išoriniai veiksniai. Arba vidinė mokymosi motyvacija ir išorinė mokymosi motyvacija. Na, tikriausiai šiuo metu dauguma žmonių mokosi dėl išorinių veiksnių. Tai yra dėl geresnio atlyginimo, dėl to, kad norim išlikti konkurencingi, dėl to, kad norim išlikti darbo vietoje. Gal skatina norą mokytis mūsų noras pakeisti profesiją ir taip toliau panašiai. Tačiau reikia pripažinti, tyrimai tą rodo, kad išorinė motyvacija tai nėra pakankami veiksniai, kurie mus skatina, stimuliuoja mokytis. Tai yra, tokie daugiau trumpalaikė motyvacija. Vidiniai veiksniai, vidinė motyvacija yra būtent tai, kas mums teikia malonumą. Dėl to, kad mes mokomės dėl to, kas kyla mums iš vidaus. Tai iš mūsų vidaus ateina noras kažką pažinti, kažką atrasti, naujo sužinoti. Ir tai vidiniai veiksniai, tai būtent yra susijęs su noru įdomiai praleisti laiką, patenkinti saviraiškos, savirealizacijos poreikius, išlaikyti savivertę, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi. Galų gale mokymasis mums suteikia galimybę prasmingai leisti laiką, susirasti bendraminčių, palaikyti santykius. Ir visą tai susiveda į mūsų gyvenimo kokybę, į mūsų gyvenimo sėkmę, laimės siekimą ir prasmingą gyvenimą. Iš tikrųjų, kodėlgi jau minėjome kartą, ar ne, šiandien, kad suaugusiųjų mokosi tik tai apie 5% Lietuvoje. Tai kasgi trukdo? Kokios yra baimės, kokios yra kliūtys, kokie yra tie barjerai, kurie užkerta mums norą mokytis, pažinti ir džiaugtis tuo atradimo džiaugsmu. Na, nuostatos tam tikros negatyvios. Mokytis per vėlu. Viena iš tokių nuostatų, aš esu per senas, jau aš netinku mokytis. Bloga nuostata. Mokytis niekada nėra per vėlu. Brandžiame amžiuje irgi galime išmokti labai daug sužinoti, daug gražių dalykų, prasmingų, naudingų dalykų. Ir kas dar čia svarbu? Kodėl yra smagu mokytis būnant senjorais, būnant brandžiame amžiuje?
Na, prisiminkim, kad būdami jauni, mes daug dirbam, auginam vaikus ir turim svajonių, kažko norim, kažką norim daugiau sužinoti, bet tiesiog neturim galimybių, neturim laiko. Tai vyresnėme amžiuje mums atsiranda daugiau laiko savo. Ir tai yra būtent tas laikas, kada mes galim skirti savęs tobulinimui, savo senųjų svajonių gyvenimui. Kitas blogas požiūris, negatyvus požiūris, tai yra požiūris, kad viską žinau. Nieko ar daug neišmoksiu. Na, kažko nežinoti nėra blogai, nėra gėda, ne? Bet jeigu aš nežinau kažko, bet nepripažįstu, kad nežinau, tai specialistai jau sako, kad tai yra liga. Visko žinoti neįmanoma. Ir kuo aš daugiau mokusi, kuo aš daugiau žinau, tai tuo aš labiau suprantu, kad aš dar daugiau nežinau. Kaip sakant, kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių. Nesėkmės baimė, stabdo nuomonės, ne? Žmonės bijo patirti nesėkmę. Bet, na, reikia pripažinti, kad įvairios patirtys, tiek sėkmingos, tiek nesėkmingos, jos yra visgi patirtys ir jos mums kažką išmoko. Todėl nereikia bijoti tas nesėkmės baimės. Ankstesnė mokymosi patirtis, tai gali būti ir negatyvi, gali skirti mus nuo mokymosi. Bet vėl, kaip sakiau, ta patirtis, kad ir kokia jinai bebūtų, tai yra patirtis. Jeigu mes žinosim, kad mes patyrėm kažkokią, tai turim kažkokią nelabai pozityvę patirtį, tai darysim viską, kad tokios gyventi, kad tolesnis mūsų mokymas būtų teiktų mums džiaugsmą. Kaitos naudimo baimė stabdo mus nuo mokymosi veiklų. Na, dažnai mums pritrūksta ryžto imtis kažką tai daryti. Sėdim komforto savo zonoje ir bijom iš jos išeiti, ne? Dėl to, kad galbūt pasikeis mūsų rutina, pasikeis mūsų kasdienis gyvenimas, dėl to, kad gal mes neturėsim laiko kažkam, ką mes kasdien darome. Neturėsim laiko pažiūrėti televizoriaus, ar neturėsim laiko paskaityti laikraštį ir panašiai. Savo galimybių pervertinimas. Na, čia aš galvoju, kad, sakysim, žmogus sugalvoja mokytis ir įsivaizduoja, dabar aš išmoksiu japonų kalbą per 2 mėnesius. Ir jeigu jam nepavyksta, ir tada jis labai nusigelia ir nusprendžia, kad nėra ko mokytis, nes man nepavyko. Tiesiog reikia pasverti galimybę. Svarbių žmonių požiūris yra labai svarbu. Mes turim palaikančią aplinką, turim skatinę mokytis ar neturim. Na, tyrimai Lietuvoje rodo, kad apie 70% suaugusiųjų stokoja vidinės motyvacijos, tų vidinių veiksnių, ar ne? Na, iš tikrųjų, visai neseniai vedžiau mokymus suaugusiems ir viena mokytoja irgi, studijuoja magistrantūros programą ir mes kalbėjome apie tuos vidinius veiksnius, mokymas, motyvaciją ir sako, nu, nėra taip, sako, tik išoriniai veiksniai skatina žmonės mokytis ir kalbant apie mokymus ir apie suaugusius. Na, tai tiesiog žmogaus toksai požiūris, bet aš toks su to nesutikčiau. Tai tiesiog, gal dar žmogus nespėjo patirti mokymosi džiaugsmą ir tiesiog tokia aplinkoje ten. Ir dabar mūsų sienos atviros, mes turim didelės galimybės išvažiuoti į užsienį, mokytis, susipažinti su kitom kultūrom, susitikti su kitais žmonėms, užmegzti ryšius. Bet yra baimė, nemoku kalbos, kad man nesiseks komunikuoti ir panašiai, kaip į mane žiūrės, aš dar nepasiruošęs. Taip ir toliau. Tai yra prastos užsienio kalbos žinios, įsivaizdavimo žmonių, kad jie nesugebės, tiesiog stabdo juos nuo veiksmų mokymosi, nuo įsitraukimo į mokymosi veiklą. Ir trūksta lėšų. Galvojame, kad tiesiog dėl nežinojimo, kad aš neturiu pinigų, kur aš eisiu mokytis. Džiaugiuosi, kad galiu nusipirkti pakankamai maisto ir taip toliau. Tai tiesiog dauguma šitų baimių yra nepagrįstų. Kaip tas baimės įveikti? Na, yra įvairių tų patarimų, ar ne, bet pažymėjau, paryškinau, kuris, man atrodo, yra pats svarbiausias, reikia pradėti mąstyti pozityviai. Iš tikrųjų, mes patys esame savo gyvenimo kūrėjai, savo gyvenimo šeimininkai ir nuo mūsų mąstymo labai priklauso, kaip mes tą gyvenimą susikursim. Ir iš tikrųjų, kiekvieną rytą atsikėlę mes turim 2 pasirinkimus, ar ne? Arba aš šiandien mano diena bus gera, arba šiandien mano diena bus bloga. Ir jeigu aš nusišypsosiu ir būsiu nusiteikus, kad mano diena bus gera, tai mano ta diena bus gera.
Ir galbūt dienos pabaigoje aš būsiu pavargus, bet aš jausiuosi laimingai, nes man ta diena bus prasminga. Kitas variantas, jeigu aš atsikelsiu susiraukus ir sakysiu ir vėl man į darbą, ir vėl tai visa rutina, na, tai nieko gero nesitikėti. Dienos pabaigoje būsiu pavargus, bet tuo pačiu nežinau, nes tiesiog aš taip toliau užsiprogramuoju. Tai va, reikėtų pradėti nuo savęs, ar ne, kiekvienam mąstyti pozityviai ir tą pozityvumą skleisti aplink save. Ieškoti palaikančios aplinkos. Tai reiškia, kad tiesiog patarimas būtų apsupti save žmonėmis, kurie yra pozityviai mąstantys, kurie aktyvūs, energingi, iš kurių mes galime pasimokyti pozityvumo. Nebijoti naujovių, nebijoti kaitos, na, išdrįsti žengti tą žingsnį, išdrįsti tuos slenksčius, taikyti naujas žinias, mokėjimus praktikoje, tiesiog mokytis pamėgti mokymosi stilių. Mokymosi įvairovė formų įvairių yra tikrai labai daug. Ir mes galime atrasti tai, kas mums labiausiai patinka, kokia forma. Ar mes eisim paskaitas, ar eisim konferencijas, ar eisim renginius, galime įvairiais būdais mokytis. Ir nebijoti suklysti, nes iš klaidų mes ir mokomės. Aišku, geriausiai iš svetimų mokytis, bet iš savo turbūt geriausiai pasimokom. Nereikia bijoti. Na ir kaupti tą mokymosi patirtį, apmąstyti ją ir dalinti su kitais. Mokymosi galimybės, kaip minėjau, Lietuvoje yra tikrai nemažos, ir gerbiamas Paparaitis apie jas šiek tiek užsiminė. Tai, sakysim, ir muziejuose yra siūlomas įvairios edukacinės programos, Lietuvoje virš 100 muziejų įvairaus tipo, ir muziejaus aplinka labai, sakysim, palanki tam tokiam aktyviam, kur galime pačiupinėti ir pažinti tokiu būdu, ne tik išklausyti savo informaciją. Bibliotekos yra puikus kultūros židiniai, kur yra tikrai labai patrauklios mokymosi erdvės, modernios mokymosi erdvės, kur galim gauti prieimą prie kompiuterių, organizuojami renginiai įvairūs kursai įvairiomis temomis, klubai, būriantis bendraminčius. Trečio amžiaus universitetai, kurie yra labai populiarėjanti suaugusių švietimo įstaiga Lietuvoje, berods 14 metais jų priskaičiuojama iš 40 jų Lietuvoje, orientuoti į senjorus, į vyresnio amžiaus žmonės, kur irgi žmonės susirenka ir vyresnio amžiaus, jie gal tų žinių kažkokių, tai kaip ir jau jie turi, bet tai yra erdvė, kurie gali dalinti savo patirtimį, kurie gali mokytis vieni iš kitų, kurie gali gauti pagalbą, konsultuoti, vieni kitiems padėti, bendrauti, kurti socialinius ryšius ir taip toliau. Tiesiog turiningai praleisti laisvalaikį. Daugiafunkciniai centrai, na, irgi populiarėja, užsienyje yra labai populiarūs, Lietuvoje pradėti steigti nuo 2006 metų. Irgi siūlo įvairias kompleksinės švietimo veiklas įvairiom tiksliniam grupėm, pradedant mokykliniu ugdymu, baigiant suaugusiųjų švietimu. Tai jų principas yra siūlyti paslaugas kuo arčiau gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir įvairaus turinio mokymai, gali būti tiek ūkininkams, tiek neįgaliesiems, tiek, sakykime, socialiai pažeidžiamiems žmonėms ar socialinės rizikos šeimoms, na, tikrai didelės galimybės. Na ir nevyriausybinės organizacijos. Lietuvoje šiuo metu jų yra virš 18 000 priskaičiuojama ir beveik 40% tokių organizacijų imasi iniciatyvų susijusių su suaugusių švietimu. Tai iš tikrųjų nemažas pasiekis ir didelės galimybės. Viena iš mokymosi kliūčių ir baimių tai buvo, kad neturi lėšų mokytis. Na, nepagrįsta ta baimė, nes iš tikrųjų mokymosi galimybės yra tokios, kad mūsų mokymasis gali nieko nekainuoti. Ir šiuolaikinės technologijos iš tikrųjų pasaulį priartino prie mūsų labai.
padarė plokščią ir mokymosi tą galimybę atnešė mūsų į namus. Mums užtenka turėti, sakykime, kompiuterį, internetą, išmanų telefoną ir mes galime mokytis visur. Bet kur, galime mokytis keliaudami, galime mokytis namuose, lovoje, galime mokytis virdami sriubą, pasidėję ausines ir taip toliau. Tiesiog yra internete siūloma įvairių mokymosi kursų, vaizdinės medžiagos, lietuviškai, kitom kalbom, sakysim, bet platformai daugiau negu 100 kalbų įvairiom temomis. Galima klausyti kursus, galima dalintis savo išvalgom, kokiu būdu mokytis. Institucinių lygmenių čia tiesiog pavardinau ir išėmiau informaciją iš atlikto tyrimo, surinktos informacijos, reiškia, dėl finansavimo galimybių. Institucijos yra tos nevyriausybinės organizacijos ar muziejai, bibliotekos gali rengti projektus ir prašyti finansavimo per įvairias programas, kur irgi yra plačios galimybės. Erasmus didelė programa platinai įvairius amžiaus grupės, plus programas. Truputėlį apie neformalaus mokymosi klubą, kurį atstovaujam. Tai mūsų klubo pavadinimas mes išsišifruoja kaip mokymosi edukacijas. Tai yra nevyriausybinė organizacija, veikianti savanoriškais pagrindais. Ir mūsų tikslas yra skatinti, drąsinti žmonės mokytis, įvairaus amžiaus žmonės mokytis. Ir kitas dalykas – dalintis tą gerąją patirtimi, gerąją praktiką su kitais žmonėmis. Ir tokiu būdu, kuo daugiau įtraukti žmonių į mokymosi veiklas, pripažįstant, kad tos veiklos yra prasmingos, turiningos, smagios. Mokytis yra smagu, mokytis nėra tik sunku. Ir mūsų tokie pagrindiniai, gal sakykime, padrąsinantis moto, kuriuos mes čia išsiskiriam, kad tu gali pradėti nuo savęs, būti aktyvus, tai yra tiesiog žmonių motyvavimas. Nes, sakykime, turim projektų, mūsų organizacija veikia jau daugiau negu 2 metus ir tokie yra išmatuojami rezultatai, apčiuopiami, daugiau negu 60 žmonių dalyvavo įvairiuose mokymosi veiklose, 12 skirtingų pasaulio šalių. Įvairaus amžiaus žmonės nuo 13 metų, tai turbūt vyriausiai buvo 60. Bet, reiškia, kaip mums jau to žmonės nebuvo labai paprasta, nes pasiūlai tam važiuoti, daugiausiai tie mokymai buvo, reiškia, tarptautinių projektų metu, siūlai važiuoti į užsienį, tai iš karto išryškėjo tos baimės. Nemoku kalbos, neturiu laiko, aišku, čia yra nepagrįsta baimė tokia. Bet dažniausiai tai buvo, kad nemoku kalbos, bijau, nesusišnekėsiu ir panašiai. Ir tikrai, reikia tik truputėlį pastangų, kad žmonės padrąsinti, įkvėpti ir sakyti, kad tikrai bus smagu, nebijok. Svarbiausiai, žengtą žingsnį ir pamatysite, kad tikrai bus viskas tvarkoj. Čia yra žmonių atsiliepimai, jau grįžusių. Nei vieno nebuvo, kad būtų sakę, oi, buvo blogai, kitas tikrai nevažiuos. Visi grįžta pakylėti, išlaisvėję, supranta, kad nėra čia ko bijoti, nei mokytis, nei ir kalbos įgūdžius pagerina, ir bendrauja, kuo puikiausiai susišneka, kad nelabai tą kalbą moka. Jaučiasi laimingesni, žodžiu, ir pakeliauja, ir smagiai laisvalaikį praleidžia, nes tos mokymosi veiklos tai nėra mokymasis tik tai auditorijoje, sausio žinių klausimas. Tos mokymosi veiklos ir dalyvaujant projektuose yra labai įvairios. Tai yra įvairių kultūrų pažinojimas, tai yra tam tikros aktyvios laisvalaikio veiklos, sportas, žaidimai, tai yra šalies pažinimas, tai yra ekskursijos įvairios. Tikrai mokytis yra smagu. Apibendrinant, ką duoda kokia nauda mokymas, tai yra padidėjo pasitikėjimas savimi, tai yra labai svarbu žmogus, savigarba padidėjo. Išplečiam akiratį, pakeičiam požiūrį į save, į pasaulį. Atsiranda tarpkultūrinės kompetencijos, gimsta savanoriavimo veiklos,
grįžę žmonės, jie pilni būna idėjų tolimesniems projektams. Sako, rašom, darom, kviečiam pas mus, mes norim, dalyvausim. Patobulina anglų, rusų ir kitų kalbų įgūdžius. Bendravimo kompetencijas išplečia, užmesga naujas pažintis su kitų šalių žmonėmis. Mūsų tie mokymai, kuriuos mes siuntėm, tai buvo susijęs su verslumo, įsidarbinamumo gebėjimais, kūrybiškumo gebėjimais, organizaciniais, kai žmonės turėjo galimybę daugiau išgirsti ir pasimokyti būtent šitos srityse. Todėl iš tikrųjų mokymasis nėra vien būtinybė, bet tai yra ir smagi patirtis. Ta puikiai iliustruoja mūsų pavyzdžiai. Mindalo ten sako, kad mes esame jauni ir seni, mes turime nesustoti tobulėti, nes mokymasis yra jaunystės grėsmė, ar ne? Ir iš tikrųjų žmogui yra tiek metų, kiek jisai jaučiasi. Nesvarbu, kad biologinis ar chronologinis chronologinį ir biologinį amžių žmogus yra, jau galima vadinti, pagyvenusiu ar pasienysiu. Bet psichologiškai subjektyviai jaučiasi gerai, vadinasi, jis yra jaunas. O jis jaunas yra tada, kai jis mokosi. Todėl jau visai baigdama savo pranešimą, kviečiu labai visus išdrįsti surizikuoti vien tam, kad mūsų gyvenimas taptų